kol mes nesusikūrėm savo vizijos, mes negalim atlikti savo misijos. Pirmiausia, mes turime susikurti viziją, ko tu nori, kokiu tu nori būti žmogumi ir prisimti už save atsakomybę. O tada tai vyksta tavo misija. Ar teko susidurti su kažkokiom tai sienom, kurias reikėjo žūbūt nugriauti, kad ir toliau galima būtų žengti? Didžiausia siena tai buvau aš. Aš pati susikūriau, man reikės laboratorijos, aš pati susivaizdavau tokias įvairias sienas, kad aš pati neperžengčiau. Nes aš pati labai bijojau to. Ir automatiškai aš sukūriau sienas ir savo uždraudžiau eiti tuo keliu. Žinoma, buvo ir aplinkos labai daug įvairių nuomonių. Kam tau tos patalpos gamybos, gal tu palauk. Nes visi žmonės labai bijo. Mes bijom ne tik, kas mūsų keli priešais, ką mums reikia perkelti, bet mes bijom ir į kitą žiūrėdamas, jeigu jis jau peržengia ribas, mūsų pažinimo ribas, mes perkeliam savo baimės ir kitam ir bandom jį stabdyti. Bet ne dėl to, kad mes blogai jam norėtume. Tiesiog mes bijom. Pavydas ateina tada, kai tu jau pasieki kažką, tai kai tu jau peržengi tas ribas, baimės. Nes tada visiškai natūraliai žmogui, jis norėtų irgi ten būti, bet pas jį dar sienos. Stabdyti žmonės tave bando ne dėl to, kad pavydi, bet dėl to, kad bijo. Nes jiems tas yra nepažįstama, nežinoma. Bet kai tu perlipi jau tas sienas, o jie lieka dar savo pažintoj teritorijoje, jie norėtų irgi ten būti. Tada normaliai įsijungia pavydas. Aš anksčiau įsivaizduodavau, kad turiu draugę ir jau jinai bus mano viso gyvenimo palydovė. Mūsų sieja tos pačios mintys, jausmai. Bet jeigu jau aš paaugau ir ji neauga kartu su manim, taip pat ir vyro ir moters santykiuose, jie turi augti kartu. Jeigu kažkuris lieka žemiau, automatiškai vyksta skyrimas. Ir čia ne dėl to, kad kažkas kažko nesuprato, kažkas kažką norėjo įskaudinti, tiesiog taip natūraliai vyksta. Žmonės turi augti. Tik užsisėdim kažkas vienoje vietoje, neieškome iššūkių, neieškome savęs pažinimo, neieškome naujų veiklų, kas mus džiugintų, pas mus ateina depresija. Tiesiog tikimės, kad mes išeisime patys iš šitos situacijos, bet taip niekada nebus. Pats turi pakelti užpakaliuką nuo sofos ir pasakyti. Aš noriu šiandien pažinti tai. Ir nesvarbu, kad tai ne tavo kelias.